Sėkmės tau. Tai labas vakaras, kas klausysite vakare, laba diena, kas klausysite dieną ir labas rytas, kas klausysite dieną šį įrašą. Taigi esu Neringa ir šiandien jums pravesiu tokią temą, tikrai labai artima daugam turbūt, daug kas susidūrė su šia problema, nes svorio problema yra jau priskiriama 21 amžiaus netgi pandemijai, nes apkūnių žmonių, sakykime taip, yra tikrai labai daug ir ši problema yra labai aktuali. Šiandien kalbėsim viršsvorio įtaką moters sveikatai, bet tai nereiškia, kad ši tema nėra aktuali vyrams. Tiesiog vyrai turi 5–10% greitesnę medžiagų apykaitą negu moteris. Bet ši tema tikrai tiks ir jiems, kam tai yra įdomu. Taigi, truputėlį mano istorija šioje kompanijoje, kur dabar kalbėsime apie Coral kompanijos produktus, esu jau nuo Liepos mėnesio. Pradėjau nuo sveikatos koncepcijos, nuo produktų, nuo sistemų, kurios valo organizmą. Kadangi man 45 metai ir nebuvau tikrai liekna, kaip sakydavo mano stambi kaulai, bet dėja taip nėra. Ir susidūriau su tuo turbūt lėta medžiagų apykaita ir sulėtėja kūno metabolizmas. Nes su metais tai pasireiškia daugam. Ypač kai, nemėgstam, kaip aš nemėgstu, nei tų dietų, nei to maisto ten žiūrėtis, nei sporto. Ir todėl, turbūt tie kilogramiukai ir auga, apie ką ir šį vakarą papasakosiu, kokios yra pagrindinės priežastys, kodėl mums auga svoris. Taigi, aš tikrai ne gydytoja ir čia nepasakosiu kažkokių tai medicininių tų visų dalykų, tiesiog natūraliai, visiems suprantamai, nes tai yra tikrai paprasta, tik turim suprasti, nuo ko kas prasideda. Ir kiekvienas pritaikyti tai savo asmeniškai, o žmogus pakvietęs jūs, lydintis šioje sveikatos kelionėje, tikrai jums pritaikys ir pririnks produktus. Aš tiesiog šiandien papasakosiu aplamai apie visą procesą ir kas kam truputėlį tinka. Taigi, kas lemia svorio augimą, dažniausiai tai yra netaisyklinga mityba, greitas maistas, riebus maistas, saldus maistas, gėrimai, taip pat žalingi įpročiai prisideda prie svorio augimo, sėdimas gyvenimo būdas, nes labai mėgstam praleisti laiką prie kompiuterių, prie telefonų, taip. Taip pat psichologiniai veiksniai, stresas. Turbūt daug žmonių patiria stresą, nors atrodo kartais nejaučiam, bet mūsų organizme tai tikrai kaupiasi ir kažkada tai išlenda į paviršių. Taip pat gali būti paveldima. Pavyzdžiui, eina mama, ten tėtis, ir visi tokie pilnučiai ir eina vaikas. Ir sakom, tai čia turbūt jau paveldima yra. Būna ir tokių atvejų. Taip pat vaistų, medikamentų įvairūs naudojimas, kur visi tie toksinai, šlakai, jeigu mūsų organizmas, mūsų visos sistemos neveikia tinkamai, jie kažkur nusėsta. Ir menopauzė. Kai prasideda moterims menopauzė su metais, taip pat irgi yra labai daug tų nusiskundimų, kad pradėjo augti svoris. Tai taip pat liečia ir vyrus, tai gal kažkiek rečiau. Miegas, poilsis labai svarbus, tikrai labai blogai miegam ir tai irgi gali pasireikšti svorio augime. Taip pat hormonai. Apie hormonus, tai kai skaičiau, ruošiausi šiai temai, tai čia iš vis yra atskira net tema, pasirodo, kiek mes jų daug turim ir vos ne prie kiekvienos sistemos mūsų, ten kepenys, inkstai, dar kažkas, visur vyrauja hormonai. Ir paminėsiu kelis tokius hormonus, kurie man tokie yra ir girdėti, gal ir jums bus girdėti. Tai yra insulinas, hormonas, kuris skatina riebalų kaupimosi, jeigu yra aukštas jo lygis. Ir tai gali trukdyti skaidytis riebalams ir riebalai kaupiasi. Kortizolis, taip pat gal girdėjote, tai yra streso hormonas.
Tai, vat, kaip minėjau, irgi ilgas stresas, atrodo jo nejaučiam, bet šitie požymiai kažkur vat kaupiasi mūsų organizme, kur paskui išlenda, na, kaip svoris. Ir ypač pilvo srityje šie hormonai gali kauptis. Taip pat yra hormonas leptinas. Šį hormoną gamina riebalų ląstelė ir jis siunčia signalus į smegenis apie sotumo jausmą. Taip pat hormonas estrogenai. Tai yra pagrindiniai moters lytiniai hormonai, tačiau jų turi ir vyrai. Ir ypač didelis šių hormonų kiekis menopauzės ypač metu, tai taip pat pradeda moterims augti svoris. Taip pat yra skydliaukės hormonai, kurie reguliuoja medžiagų apykaitą. Ir nepakankamas kiekis šių hormonų lėtina medžiagų apykaitą, kur medžiagų apykaita labai svarbi, kai pradeda augti svorio reguliavime. Taip pat dar yra alkio hormonas, grelinas, kuris gaminamas skrandyje ir siunčia signalus į smegenis, skatina apetitą. Nors šis hormonas pats neskatina riebalų kaupimo, bet aukštas jų lygis gali didinti norą valgyti ir persivalgyti. Tai va, apie hormonus tikrai yra labai daug ir, kaip sakiau, jie visi įtakoja kažkokią mūsų tai funkciją organizmo ir tai pradeda augti svoris. Ir tai yra labai blogai. Tai, svorio metimas problemos glaudžiai susijusios yra su organizmų užterštumu ir prie to, aišku, prisideda netinkama mityba. Organizmo valymas yra būtinas. Išsivalyti organizmą nuo toksinų, parazitų ir kitų kenksmingų medžiagų, kurių mes gaunam tikrai šiais laikais daug su maistu ir daug iš aplinkos, nuo aplinkos poveikio. Todėl užterštas organizmas, kad ir kokias jūs ten laikotės dietas, ar ten žarnyno kažkokias skaidulas geriat, daug yra atsiliepimų, kad tiesiog man niekas nepadeda, man jokio rezultato nėra. Kad ir atrodo jis sportuoja, ir sveikai valgo, ir juda, bet vis tiek svoris nekrenta. Taigi reikia susitvarkyti medžiagų apykaitą, išsivalyti organizmą. Ir tinkamas vandens kiekis, su kuo yra siejama visa mūsų sveikatos koncepcija, tai yra svarbu vanduo tinkamas, tinkama jo kokybė ir tinkamas jo kiekis. Nes jeigu trūksta organizme vandens, kur visi organai yra sudaryti, kažkokį tai procentą turi vandens kiekio, tada prasideda organizme dehidratacija. Ir tai taip pat lemia labai didelį svorio augimo procentą. Taigi, mažinam kalorijas, bet, kaip minėjau, neužtenka šito. Mes turime daug mineralų, visokių vitaminų gauti su maistu, bet, kaip sakiau, šito negaunam. Todėl stringa medžiagų apykaita, jaučiam stresą, kaip atrodom, kaip jaučiamės, ateina vasara, pavasaris, ten netinka rūbai, tai iš vis yra stresas, niekur nenorim eiti, nieko domėtis, tai irgi labai didelis yra sveikatos negalavimas. Ir noriu papasakoti apie kelis produktus, kuriuos rekomenduojam. Kaip minėjau, yra labai svarbi sistema, kad pradėtų judėti, valytis visi organai, visas mūsų organizmo metabolizmas išsijudintų, visa medžiagų apykaita veiktų. Ir, tikrai labai nuostabus yra produktas, aš jų visų neturiu, tiesiog parodysiu, nežinau, merginas čia matysis, matosi. Detokso programa. Tai yra sistema, kur produktai jau yra suderinti nuostabiai. Tai ant detokso mes galim pradėti kaip ant pamato statyti mūsų sveikatą, ją atstatyti. Ir ši programa yra mini pakuotė ir yra maxi didesnė pakuotė, kur produktai sudėti kompleksiškai, kaip minėjau, ir detoksikuoja ir skatina medžiagų apykaitą ir tuo pačiu atkuria sveiką žarnyno mikroflorą. O sveikas žarnynas, yra mūsų antros smegenys, kaip sako, ir jos turi funkcionuoti kaip laikrodukas.
Ir kai mūsų organizmą patenka maistas, riebalai, toksinai, yra 80% toksinų, kurie tirpsta vandenyje ir 20% kurie tirpsta riebaluose. Ir šioje pakuotėje esantis vandens produktas, tai Coral Mainas, kur yra mineralų kompleksas, nuostabus produktas ir labai galingas antioksidantas, kuris saugo mūsų ląstelę, mūsų organizmą iš vidaus ir neleidžia mums senti. Tai H-500 padeda surišti vandenyje tirpstančius toksinus ir šalinti juos iš mūsų organizmo. Taip pat yra nuostabus produktas asimiliatorius. Gal kas matė, kad jis paverčia tiesiog mūsų maistą tokia košytė ir jis labai lengvai, mūsų žarnynas tada jį pasisavina. Ir pasisavinimos yra labai lengvai, paprastai visos maistinės medžiagos. Taip pat šis fermentas turi vitamino A ir D šaltinis. Ir neutralizuoja riebaluose tirpstančius toksinus, asimiliatorius. Taip pat lecitinas yra produktas, kuris yra kaip mūsų ląstelės, įsivaizduokim, paltukas. Tai yra membrana, kuri saugo mūsų ląstelę, yra toks, kad ji jaustųsi sveika, šilta, plaukytų sveikam vandenyje, visa tai yra labai svarbu. Ir šitie produktai taip pat atstato žarnyno mikroflorą, valo toksinus, palaiko kepenų tulžies veiklą, kur šie visi mūsų organai yra atsakingi už tą pašalinamą maisto toksinų, kuriuos mes gaunam, kurie yra mums nereikalingi. Ir kad nesikauptų riebaliukai ant pilvuko ar dar kažkur, tai mes turim visą tai pašalinti. Ir ši sistema, naudojant kiekvieną mėnesį, nesukant savo galvos, tikrai galite turėti nuostabius rezultatus. Toliau sekantis produktas, apie kurį taip pat žiūrėjau ir man jis labai patiko, yra toks Slim by Slim. Angliškai nelabai, tai va taip štai paprastas. Šis produktas taip pat prisideda prie svorio mažinimo, cholesterolio perteklių kontroliuoja, cukraus kiekį kraujyje, greitai jį išskaido ir pašalina iš mūsų organizmo. Taip pat mažina apetito jausmą, saldumynų potraukį, kur labai svarbu, nes, atrodo, eini ir ieškai, ko čia saldaus suvalgyti, tai geriau, kaip sakau, nieko neturėti namuose jau tada. Ir prisideda taip pat stipriai prie kepenų, kraujagyslių, tulžies, kuri labai svarbi, taip pat šalinant toksinus yra, kad jį veiktų tinkamai, žodžiu, visų toksinų valymą. Nuostabus produktas. Toliau, žinoma, kaip be omega 3, tai yra žuvų taukai dar vadinami. Šitą produktą jau turėtų, nežinau, nuo 18 gal pagal mūsų gyvenimo įpročius ir mūsų tempą, mūsų tas visas sąlygas naudoti tikrai kiekvienas žmogus. Tai labai svarbus vitaminas, mineralas mūsų organizmui, nes žuvies raudonos, kurią turėtų žmogus suvalgyti per dieną, tikrai tiek nesuvalgo, kad gauti šio vitamino, šio papildo. Taigi, šis produktas taip pat labai palaiko širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, kas labai svarbu, kad mūsų širdelė plaktų gerai ir stipriai. Imuniteto bei nervų sistemai atstato imuninių ląstelių aktyvumą. Tai dar ir stiprina mūsų imunitetą, kad mes būtumėm sveiki. Smegenų funkcijas taip pat prisideda stipriai prie regėjimo. Širdies kraujotaka, kaip sakiau, taip pat turi tekėti kraujukas viskas tvarkingai, kad mes būtumėm sveiki ir niekas nesikauptų mūsų organizme. Ir taip pat nuostabus produktas Lipostic Fit. Jis yra iš naujesnių produktų, bet tikrai nuostabus yra atsiliepimai ir nuostabus yra rezultatai, kas meta svorį su šiuo produktu. Nes jis senstant, lėtėjant medžiagų apykaitai,
Jis padeda kontroliuoti svorį. Va, kaip minėjau, ne tokiem nemėgstantiems sportuoti, norintiems pavalgyti, šis produktas degina riebaliuką iš vidaus. Žinoma, tai nereiškia, kad galim gulėti ant sofos ir nieko neveikti. Tada bet kokiu atveju, rezultatas eis labai lietai. Todėl viskas priklauso nuo jūsų. Kaip minėjau, tuoj pastrigau. Kai neišeikvotos kalorijos, kurias mes susikaupiam, nevirsta riebalų sankaupomis. Kaip minėjau, degina riebalus iš vidaus. Neleidžia kauptis riebalams kepenyse, o kepenys, kaip žinom, yra labai svarbus organas, kuris taip pat valo iš mūsų visus toksinus, nes praeina ten skrandis, kepenys, tulžis po to ir visi kiti dalykai. Ir taip pat yra žalios arbatos lapo ekstraktas, tai yra stiprus antioksidantų šaltinis ir taip pat riebalų deginimo priemonė. Saugo organizmą nuo rūgštinio streso, kad neužrūgštinti mūsų organizmą, kad ląstelė, kuri atsako už mūsų sveikatą, būtų mums sveika ir energinga. Spartina metabolizmą, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, gerina miego kokybę, saugo nuo streso. Tai va, geriat atrodo vieną produktą, bet gaunat dar labai daug pliusų, gerinant mūsų sveikatą. Taip pat nuostabus produktas yra Fun Detoxas. Jį naudoju, labai myliu, nes labai greitai pajaučiam, kai tikrai suvalgai tą nesveiką maistą, kartais pasilepini, jeigu galima taip sakyti, tai labai greitai pajauti lengvumo jausmą ir labai greitai šalina iš kepenų. Čia yra kepenų produktas daugiau, kepenų atstatymui, kepenų sveikai veiklai palaikyti. Tai va, valo nuo maisto, nuo alkoholio, nuo vaistų, kurie kaupiasi taip pat mūsų organizme ir tvarko cholesterolio kiekį. Taip pat yra skaidulų, yra kokteilių, kur mes tiesiog, kai laikomės to sveikesnio gyvenimo būdo, kai norime kažko lengvai, galima pavartoti skaidulas, įterpti į savo mitybą kokteiliukus. Ir taip pat labai faini produktai, apie kuriuos dar ruošiantis šiai temai paskaičiau, tai yra Coral taurinas. Tai yra universalus amino rūgščių šaltinis, kuris lydi žmogų nuo gimimo iki gilios senatvės. Tai šis produktas reiškia yra reikalingas net nėščioms. Jau vaikutis mamos įsčiose turi gauti šio produkto, nes mama irgi turbūt nesuteikė vaikam viso to, ko reikia, pradedant jo gyvybę. Tai yra kalio, kalcio bei magnio šaltinis širdies raumeniui. Jis padeda išplėsti kraujagyslės, kas taip pat prisideda prie svorio metimo, tai kraujotaka yra labai svarbu. Tulžies darbą reguliuoja, neleidžia susidaryti trombams. Insulino kiekį organizme taip pat tvarko ir prisideda prie regėjimo stiprinimo. Tai irgi nuostabus produktas, su kuriuo prisidedant prie svorio metimo, mes pasitaisom, kaip sakyti, dar savo kitus organus. Ir taip pat produktas, apie kurį dar noriu papasakoti, Coral karnitinas. Tai efektyvus ir efektyvus energetinis biostimuliatorius, didinant riebalų skaidymo greitį. Tai pagalvojus, apie kokius produktus dabar išgirdom ir detokso fone laikantis to sveikesnio gyvenimo būdo, tai turbūt įtraukiant kelis produktus galim turėti nuostabius tikrai rezultatus, metant svorį. Apsaugo nuo nervinio išsekimo, miokardo problemų, tai visi insultai, infarktai, kai užsikemša kraujotaka, kraujagyslės, kai sutirštėja kraujas, gerina fizinę ištvermę ir protinį aktyvumą.
Jo poveikis pagrįstas tuo, kad jis stiprina riebalų skaidymą, nukreipdamas juos į ląstelių energetinę stotelę mitochondrijas. Taip, neleidžiant riebalams nusėsti jūsų organizme. Kad riebalai nesikauptų kraujagyslėse, kaip minėjau, išvengti infarkto ir visų šitų negerumų, kas susijęs su kraujuku mūsų. Taip pat kalbėjom apie stresą, kad labai svarbus yra stresas, nes jeigu jaučiam stresą, tai turbūt ir visi organai, visos mūsų sistemos pradeda strigti ir mes tikrai neturėsim gero rezultato, jeigu su stresu mūsų gyvenime pradėsime lieknėti. Ne? Todėl yra nuostabus produktai Grifonija, kur prisideda taip pat prie streso mažinimo, prisideda prie miego kokybės, kas, minėjau, irgi yra labai svarbu. Ir Grifonija, nuostabus produktas, kuris tvarko visą tą reikalą. Tai va, merginos, papasakojau gal tik mažą dalelę to, kas yra svarbu, kas gal atsilieptų jūsų norimam rezultatui. O kaip minėjau, tas žmogus, kuris jūs pakvietė, kuris jūs lydi šioje kelionėje, tai jums tikrai parinks produktus pagal jūsų norimus rezultatus ir kaip juos greitai norite turėti. Super, Neringa. Aš dar noriu paprašyti, jeigu Jolanta galėtų, pavyzdžiui, jinai turi savo svorio rezultatą, ar tu, Jolanta, galėtum pasidalinti savo rezultatu? Taip, aš visų pirma pradėjau taip pat nuo detokso programos ir per detokso programą, paskui antiparazitinę programą ir kulovadą. Tai per tuos 3 nepilnai mėnesius aš numečiau 9 kg svorio, kuo esu labai patenkinta ir kas svarbiausia, žinau, ką ir kaip daryti, jeigu norėtų truputėlį ten tas pasmaližiauti ar kokiu saldumynu, ar ten tikrai būna ir kartais ir tą šampano taurę reikia išgerti, tai viskas yra reguliuojama. Tai nuostabus, tikrai nuostabus čia labai yra tie produktai. Ir miego kokybė susitvarkė, ir žarnyno problemos susitvarkė. Tai super. Kviečiu tikrai. Tai mytyba, ar taip, tavo mytyba buvo daugiau mažiau subalansuota ir pajungė tik produktus? Taip, aš truputėlį, aišku, aš atsisakiau kvietinių miltų, atsisakiau cukraus, nors cukraus labai mažai ten naudodavau. Ir nelabai nemėgau iš ir tų turtukų, ir tų pyragėlių, bet kadangi kvietinių miltų atsisakiau, tai kurie gali būti pakeičiami į speltus miltus, į kukurūzų miltus, kurie nėra tiek jau labai pavojingi mūsų organizmui, ir tarmėlių. Nu ir taip turiu. Labai geras. O tavo, Neringa, kiek tu nepaminėjai, kiek tavo svorio nukrito tau? Aš galvoju, kad aš jo praleidau. Man po mėnesio pradėjo mažėti apimtis, irgi detokso pagrindinė sistema, o jau antrą mėnesį pradėjo kristi kilogramai, nukrito 7 kilogramai ir jie nepriaugo. Bet kaip minėjau, produktai, vanduo yra kasdienybė. Nenutraukai tu jau, ta Taip, prasme. Ir va, kaip Jolanta sako, kad jau kažką ten paslepini, tai mes tiesiog turime nuostabus produktus, kurie mums padeda šalinti visus tos negerumus iš organizmo ir tie riebalai, nenusėda mūsų kūne. Merginos, o man labas vakaras, man kyla iš karto klausimas, jeigu galima ir Jolantai, ir Neringai, tai išduokit tą receptuką, kokie ten tie, jeigu biški pagriešiot, ką iš karto griebėtės, kad, kaip sako, padarytų vėl balansą. Aš suprantu, kad ant programų fono, tai ką jūs naudojat, bet kas tie jūsų mylimukai, nes pas vieną, pas kitą kiti gali būti. Aš jau sakiau, kad man mylimiausias ir išbandytas produktas tai Fandetoksas. Jo, Fandetoksas. Fandetoksą turiu ir aš, bet retokai naudoju jį, tai va, dabar pasiklausiau.
tai reikėtų reguliariai panaudoti, galvoju, ryte ir vakare. Ir kad pagrindinis dalykas ir yra. Visi mano produktai yra iš detokso programos, dadedant dar kitus tokius pamaišant priedų. Karnitinė, koral karnitinė valgio metu per pietus. Vietoj arbatos išsitirpinu 2 tabletikės ir išgeriu. Nu, tai toks, pastovumo nėra visiškai tokio, bet kadangi turiu, tai ir naudojas. Ir patinka. Vat įdomu iš tikrųjų Ačiū. būtų pabandyti, nes kaip ir Slim by Slim skirtas apetito mažinti, Jo. o lipostikas skirtas riebalui deginti. Vat iš tikrųjų, nu, netgi kažkas, gal kažkas eksperimentuos, kad palyginti, kaip tas yra skirtumas. Nu, nes jie kaip ir, nu, panašus abu du produktai, bet tuo pačiu ir skirtingi, kad, nu, vienas į apetito mažinimą, kitas Jo. daugiau į riebaliuko deginimą. Jo, ir mūsų kokteiliai, va kas faina su kokteiliais, kad mūsų kokteiliai turi kolageną, ten tą, Taip. kuris yra irgi patvirtintas jų poveikis. Ir lieknėjant, reiškia, galima, nu, gražiai odą prisižiūrėti, nes kas irgi svarbu lieknėjant, kad gražiai oda atrodytų. Tai vat kokteilio įjungimas į lieknėjimą ne tik dėl kaloražų sumažinimo, bet ir dėl pačios baltymų kiekio lengvai įsisavinimo ir odos kokybės, kai lieknėjai. Jo. Tai ačiū tau, Neringa. Ačiū Jums. Iki kitų kartų. Ačiū. Iki.